Laisvės gimnastai Project Mayhem. Gerai, tai šiandien mes susirinkom pakalbėti ir nufilmuoti penktą neigiamą epizodą, kuris bus skirtas pirmam talentų pasirodymui. Apskritai apie talentus mes nusprendėm, kai tik mes pradėjom salį sportuoti nuo spalio, nuo 2013 metų spalio, bet tada mes tiesiog norėjom sugalvoti kokį nors įdomesnį pasirodymą negu visi praeiti, kurie mes rodėm. Ir kai tik mes sužinojom jau šių metų vasario mėnesį, kad bus atrankos ir planuojamas naujas talentų sezonas, mes iš karto užsisekėm, iš karto žinom, kad mes dalyvausim. Ir pavasario vidury, man atrodo, gegužės mėnesį buvo atrankos Vilniaus Akropolyje, kur mes aišku nuvarėm, praėjom atranką ir mūsų pakvietė dalyvauti pirmam pasirodyme prieš teisėjus. Ir tada mums jau tikrai reikėjo rimtai paruošti naują 2 minučių trukmės numerį. Ir mes pradėjom galvojom ties labai ilgai, užsiminėjom, kaip visada nesąmoniai mes saliai. Bet kažkaip po ranka atsidūrė tavo robotų daina, kuri groja pusę pasirodymo ir mes nusprendėm, kad išties robotai čia yra toksai standartinis galbūt dalykas tose pasirodymuose. Tai puikiai tinka ir šokėjai dažnai rodo, kadangi mes nemažai motyvacijos stebėmės iš šokėjų, tai nusprendėm, kad irgi galim būtų padaryti robotų tokį gan standartinį numerį, bet įdomiai pateikti. Tai va, mes pradėjom ruoštis, buvo viena vietų, kurios mes apskritai nemokėjom daryti, čia buvo mano pagalbos mylios persukimas per stovintį ant rankų Mareką. Šitą vietą labai ilgai užtruko, kad ją paruošti, mes sustojom, treniravom ją ant čiužinių, dažnai krytom ir be čiužinių. Jo, ir nuosim į žemę ir beliam kaip kas ten buvo. Čia Marekas turbūt nelabai norėtų prisijungti. Vat, ir visas
visas numeris užtruko, kad jį paruošti, va taip realiai nuo nulio sugalvoti iki to, kas buvo parodyta per televizorių, tai čia išėjo maždaug 3 mėnesiai, ne pusę metų, 3 mėnesiai. Tai, mes repetavom dažniausiai 2 kartus į savaitę, po 4-5 valandas. Jo, per dieną pagrindė 2 kartus, dabar apskritai jau 3 kartus į savaitę repetuojam iki nakties. Bet sekančią savaitę jau bus 3 kartus į savaitę. Vat. Ir beprisiminant pirmą pasirodymą, kaip jisai buvo parodytas ant teliko, mes gero dabar galim pakomentuoti, kas mums išėjo, dėl ko neišėjo, ką mes vietoj sugalvojom, kokius pratęsimus ir taip toliau. Va, šitoj vietoj nereikės, ne? Ne, šitoj vietoj paspaus pauzę. Aš šiaip, Žilas irgi matėsi iš video, aš tai gal ne taip tikrai, bet kai tik mes padarėm pirmą pasitraukimą, tada nusileidom ir tada, kai Robkė išsistumė į planšą, aš netyčia užmačiau Rūtos veido išraišką ir vos nepradėjau žvengti, nes... Aš pradėjau žvengti, išgirdau ovaciją. Jo, bet aš tada supratau, kad ne, reikia žiūrėti tiesiai į niekur ir toliau tęs pasirodymą. Aš paskui. Šitoje vietoje irgi mes, kol ruošėm numerį, kol repetavom, pastoviai Vindė su Mareko Daidu stovėdavo ant rankų įprastai, bet po to pagalvojom, kad tai yra gan pavojingas dalykas ir ne kiekvieną kartą jiems pavykdavo atsistoti ir išstovėti visą šį laiką, tai mes pakeitėm paprastesnių Tiger Bendų. Ką čia muzika buvo? Aš pasakiau, kad atsiminiai, tai normaliai. Ai, va, scenai vietos pritūko. Jo, scenai buvo labai mažai vietos ir mes su Mindė jau šį pratimą darėm ant pačio krašto. Ir tai šitą vietą? Jo, čia buvo ko gero pavojingiausias pasirodymo. Mindė nusileido gerai, bet jisai paslydo, nes mes žiauriai slydžios grindys buvo. Stiklinis. Tai padariau šitą trikipimą su jam koją, jeigu... Jo, o aš turėjau atgal sakinėti iki ten, kur turėjau tupėti ant nugaros, bet pradėjau sakinėti ir irgi man filmas pritrūko, kad aš nenušliaužiau žemyn. Tai teko negražiai pasitraukti. Tai negražiai skirta. Įsitraukiu turėti ką tik. Mes taip nervinti Rūtos, kad mes Raudonį. Rūta Raudonį. Aš tai biškį neiškabėjau ant kaklo, kiek reikėjo. Tu pirmas nusileidė, ne? Nu, biškį... Raudonį pasigymas. Bet nekarą. Biškį irgi gražiai skirta. O, čia biškį per anksti reikia. Yra šitos vietos po reipo, mes šį bendrą triuką mes jau nežinau kiek metų vadinam reipu, nes pastoviai rodom per pasirodymus. Po šio reipo jau turėjo būti pabaigiamas, turėjom išeiti į priekį ir atsilenkt, bet tuo metu, kai mes rodėm šį numerį, mes jau turėjom pusę sekančio etapo numerio sugalvoję ir jisai mums atrodė ant tiek kietas, kad mes buvom neužtikrinti, ar mums užteks su robotu, kad praeiti į sekantį etapą ir ar mus tikrai vertins. Mes nusprendėm tą pačią dieną, kai buvo filmavimas, kad po reipo Žilo dar daro pristraukimus viena ranka maksimumą. Mes galvojom, čia bus 3, kokie 4, bet aš nežinau, kodėl gavosi tik vienas. Ir tas, aš padariau vieną, nes galvojau, kad jau sekantis bus tokius sunkus. Dėl to nedariau, jo. Jo, gal. Dar ir pavyktų, kokie 3, tikrai dar pavyktų. Talentų stendė, man Tai gerai, tai realiai dabar nuo to laiko mes buvom sugalvoję praktiškai 2 naujus pasirodymus ir dabar būtent šiuo metu mes užbaigėm galvo 3 pasirodymą, nes čia gavosi pas mus tokie įvairius nesusipratimai su tais talentais, mes galvojom, kad reikės apskritai paruošti 3 numerius. Be abejo, darant prielaidą, kad mes nueisime iki finalo. Bet pasirodo, kad darant prielaidą, kad mes nueisime iki finalo, kiekvienam dalyviui apskritai talentus reikia parodyti tik 2 numerius. Mums teko per labai trumpą laiką dabar mąstyti visiškai naują numerį, kuris
kuris būtų super taskantis. Ir vat, kiek mes dabar žiūrime tą video, tai, nu, apie šį pirmą pasirodymą, tai mums atrodo, kad mes šis vietoj stovim ir nieko nevyksta. Jokios dinamikos, jokio drivo, niekai publikos neuždedam, nors iš tiesų tada mums tas pasirodymas buvo gal ir neblogas, bet dabar tai, dabar jau atrodo... Palyginti su tuo, kurį mes dabar jau paruošėm, tai taip, tai neparuošėm. Nu, dar neparuošėm, bet jau beveik. Nu, bet jo. Svarbiausia pradžia. Dar reikia išmokti triukus, kuriuos taip susigalvojam. Jo, tiesą sakant, su mano nuliku mes dabar ruošiame sekančiam etapui, tai 3 ar 4 triukai, kurie buvo tiesiog sugalvoti į ateitį mumis, kad mes juos išmoksim ir padarysim. Tai va. Aišku, tempas labai didelis viso pasirodymo. Mes visada, kai pradedam bandyti ten bent minutę naujo pasirodymo, tai vos užsipumpuojam ir užsidūsinam ir vos kvėpuojam po to pasirodymo, kad jau nieko negalim daryti, bet taip pastoji treniruojam ir priprantam prie tos apkrovos. Dar palinkėjimai yra fanams? Būtinai balsuokit už Meisimą, nes aš dar nestebinsiu.